Yra klausimų, kurių mes negalim atsakyti su Vytu, pasikvietėm Dainių. Žinomiausias bent jau Instagrame gydytojas, psichoterapeutas Dainis. 27 000. Yra žmonių, kuriem reikia išgirsti, kad jų partneris yra narcizas, nes jie tada galvoja, kad tai jis pats nepasikeis. Tai, kad tu pasakei kažkokį juoką ir tavo partneriai nepatiko, tai viskas okei, priklausys nuo to, ką tu po to darai. Kai žmogus sako, kodėl jūs nešnekat, kad jeigu santykiai yra toksiški, taip, bet toksiški santykiai. Aš galvojau, kad tai yra normalu būti tam toksiškame santykiai. Tai va tenai psichopatas į terapiją pas neateina. Tai vienintelė vieta, kur jie gauna terapiją, tai kalėjime. Jeigu labai įdomu, aš jums galiu papasakoti. Ir tai ne Lietuvoje. Laba, sveiki gyvi. Labas visiems, sveikinamės šventinėme epizode, skiriamės juokauju. Su mumis šiandien yra svečias. Einu žiūrėti, kiek followerių turi dabar. Aš manyčiau, kad žinomiausias bent jau Instagrame gydytojas, psichoterapeutas Dainis. 27 000? Tu juokauji. Tai nebedaug jau čia. Dainis Jakučionis. Dainis, sakėm, nešnekėsim visi vienu metu. Dainis Jakučionis. Geras mūsų bičiulis, žmogus, kuris yra tikrai turbūt daugiausiai kartų cituotas mūsų podcaste, kai vis sakom, pas Dainių mačiau kažką, tai va, šį kartą Dainių matot pas mus, ne mes. Ir dar svečiuosi yra Vytautas Sloga, kad tikrai būtų šventinis epizodas. Įvertinkit mūsų pasipuošimą, mes vyriškai pasipuošėm šventiniam epizodui ir jeigu nesate Contribui rėmėjai, tai pamatysite jį tik tarpušventį, o jeigu esate, tai kaip čia gero laukimo švenčių, nes pamatysite ženkliai anksčiau. Jeigu norit patapti, tai nueikite į aprašymą, tenais yra pačioj Contribui nuoroda, paspauskite ir pasiekit mus, gausit ir daugiau informacijos ir klausimų atsakymų sesijas. O beje, tu followini mūsų YouTube channelį? Ne. Tai vat, jūs following. Nedarykit kaip Dainis. Aš labai daug visko yra pasaulyje, aš nespėjau sufollovinti. O aš tave Instagrame follow, bet ir tu mane Instagrame follow. Ir pafollowinkit Dainių Instagrame iš karto. Following. No. Va, pafollowinkit visus mūsų Instagrame. Ta proga, kad yra šventės. Tai ačiū Dainiau, kad apsilankai pas mus ir... Ačiū, kad baigėt. Nepasididžiavai ateiti, pašnekėti apie santykius. Aš visur atėjau. O beje, tu dažnai konsultuoji apie santykius? Taip, visą laiką. Tai nes žmonės visą laiką konsultuojasi apie santykius, nori ar nenori to. Bet kiek iš jų ateina konkrečiai? O tu santykius bendrai vadini, ne? Santykius bendraja prasme. Ne, apie romantiškus santykius. Tai nėra tai, kad visi žmonės konkrečiai ateitų, bet jie ateina ir tada tas santykis išlenda vienaip ar kitaip. Bet ar yra pas tave tokių klientų, kurie ateina specifiškai, aš noriu susitvarkyti savo romantiškus santykius? Kartais, bet šiuo metu turbūt, kad nėra tai pagrindinės jų problemos. Okay, o tai tavo specializacija, su kokiais su daugiau klientais dirbi? Su nerimo sutrikimais daugiausia ir asmenybės bruožais visokiais. Okay. Ir tai yra ilgos terapijos? Jo. Kiek užtrunka laiko maždaug žmogui atsistatyti? Sunku pasakyti, kas yra atsistatyti, nes nėra pas mane tokių sunkių, kur jie negalėtų sutvarkyti su savo gyvenimu, tai jie nori būti laimingesni, dauguma žmonių. Tai tas gali vyriai užtrukti iki metų, daugiau negu metų, kažkas ir... Bet aš skaičiau pas tave, vėl pacituosiu Dainių, bet tu buvai pašėrinęs kažkieno kito įrašą Instagrame, kad apie kognityvinę, man atrodo, terapiją. Taip. Kad kognityvinės privalumai yra, kad jin yra trumpa tik metus. Taip, žinai. Taip, bet tame visą laiką. Bet metai čia skaitoma trumpai, ne? Ne, kognityviniai trumpai yra 12, mėnesių, 16, 20 savaičių. Čia yra trumpai. Bet visą laiką turi būti eiti tas bet, arba čia tas kaip disclaimeris kažkoks, ką reiškia tas trumpai. Trumpai reiškia tada, kai žmogus ateina su viena problema. Su viena problema ir tai dažniausiai yra tai pirmos ašies problema, tai ten panikos ataka, nerimo kažkoks beprasidedantis sutrikimas,
lengva vidutinė depresija, neperžengianti dar į sunkesnę depresiją, tai tada galima sakyti, kad tai gali būti trumpas. Daugumai žmonių neateina su viena problema. Daugumai žmonių ateina su keliom problemom. Ir dėl to, nes buvo tiesiog sugalvota kognityvinė elgesio terapija pagal protokolus kiekvienai ligai, kiekvienam sutrikimui. Ir kas gausi, kad atrodo, tai vieną tą sutrikimą tu gali kaip ir greitai paimti, bet tada atsiranda kitų šalia, nes žmonės nėra taip, kad jie kaip knygoje parašyto ateitų, tik tai ten su depresija. Ne, tada yra tarp asmeninių santykių kažkoks momentas. Tada ateina dar, pažiūrėk, čia kažkokiu asmenybės ten sutrikimų bruožų, kurie išlenda ir trukdo, pavyzdžiui, tai pačiai depresijai pasibaigti. Tai dėl to ta terapija jinai užtrunka. Bet šiaip tarp terapijų metai skaitoma čia normali trukmė, trumpa trukmė? Trumpa. O tai kiek yra normali? Sunku pasakyti, metai, tavasme, tai priklauso nuo sutrikimo, jeigu tai yra ganėtinai lengvas sutrikimas, tai čia metai kai kuriem gali būti labai ilgai. Jau, jeigu tai yra sunkesnis, tai metai yra tik tai pradžia. Tai tu iš tų, kur tipo visą gyvenimą reiktų, kai jau pririši klientą, tai... Ne, aš nesistengiu taip, kad būtų, man nėra gal labai didelio tikslo tam ir nematau, kad žmonėm tai būtų kažkoks tikslas. Jeigu reikia, tai tada reikia. Nes yra dalykų, kurie nesikeičia taip greitai. Žinai, yra tikrai dalykų, kurie taip greit nesikeičia ir tai ypatingai su asmenybės kažkokiais bruožais, tai jie nepasikeičia per metus. Nes tie bruožai, žinai, vystėsi, ten 30 metų vystėsi, tada žmogus sako, aš jau pribrendau, dabar norėčiau pasikeisti. Tu gerai. Ir tas elgesio modelis, jis labai toks rigidiškas, jis sunkiai keičiasi, laužai ir jis nesusilaužo niekaip. Tada žmogus po truputėlį švelniai, tiesiog bando apeiti. Ir kai kuriem būna labai sunku, nes žmonės turi daug visokių sudėtingų problemų patyrę gyvenime. Tai jiems, kad pasikeistų, gali užtrukti daug daugiau negu metai, ir keli, ir 2, ir 4, ir 5, ir kai kuriem gali reikėti vaikščioti į terapiją, keičiant ar terapijos sritis, ar ir terapeutus to pačiu, netgi ten ganėtinai daug metų. O tu kognityvinės esi atstovas? Jo. O įsivaizduok... Kažkaip nujaučiau. Aš dabar galvoju, jeigu, žinai, yra žiūrovų, kurie žiūri ir galvoja, arba nesu buvęs, arba buvau jau senokai, turi tu kokį mini testą, kur tipo žmogus ant sofos galėtų įsivertinti, jiem jau reikia pasirodyti pas psichologą arba ne? Aš tai čia sudėtingas yra. Vienas dalykas yra, aš 2 dalykais sprendžiu tą klausimą. Vienas tai yra, jeigu žmogui yra sutrikusi funkcija, tai reiškia, jis negali pasirūpinti savimi, savo darbo, mokslais, savo šeimą, dar kažkuo, kuo jis rūpinasi, tai vadinasi, tada jau reikia, būtinai. O ką reiškia? Tačiau juodas scenarijų labai reikia. Tai jeigu tai reiškia, negali pasirūpinti. Gerai. Jis gali pasirūpinti, bet jis šiaip nagus kiekvieną dieną graužia, tai nerimas, toks, žinai, lėtinis stresas. Net ir sakau, kada būtinai. Ai, okay. Man atrodo, kad čia jau reikėjo. Taip, reikėjo, taip. Bet kitas gali būti, sako, ką reiškia pasirūpinti, ne? Ar normaliai pavalgo, ne? Ar jisai prisižiūri save. Pavaikščio žmogus nesiprausęs. Kodėl nesiprausė? Nėra motivacijos. Tinka. Ir tada, tai yra vienas irgi iš savęs neprisižiūri. Bet jisai visų kitų, kaip ir gali dirbti, ten dirba iš namų, pavyzdžiui, ir jam viskas yra okei, jis taip gyvena. Bet jam tai kelia diskomfortą. Ir kita dalis yra žmonių, kuriem tada yra paprastesnė, kurie sako, aš nežinau, ar man noris ar nesinori. Aš nežinau, gal man reikėtų nueiti, bet aš nežinau. Tai jeigu kyla klausimas, tada galim nueiti. Tiesiog taip savo atsakyti. Mes esam kalbėję podcast'e apie vieną tokį, čia vienos Hollywoodo žvaigždės yra patarimas, kad jeigu reikėtų vieną patarimą pasakyti, tai sako, aš sakyčiau tokį, kad niekada nepraleiskit pro ausis antros pusės pasiūlymo eiti pas terapeutą. Jeigu antra pusė sako, einam pas terapeutą, dėl santykių temas buvo, kad tai jau negalima ignoruoti tokio pasiūlymo. Aš tarp kitko vakar kažkurią mes temą aptarinėjom su Agne, kur turėjom konfliktą. Ir sakau, šitą klausimą būtinai tu su savo terapeutė aptark. Užsirašyk šitą. Tai.
Bet mes esame jį aptarę, tai kad reikėtų sakyti, kad... Jo, gal nereikėtų taip sakyti. Tai aš žinau. Aš žinojau. Nepažįstu tų draugų. O gerai, o dabar įsivaizduok, jeigu žmogus nori, man atrodo, čia yra labai didelė rinkos problema, bet aš nesu tiek aktyvus tos rinkos dalyvis, kaip atsirinkti. Nu, va, tu atstovauji tą rinkos pusę. Kaip atsirinkti tą psichologą pas ką nueiti? Ne, tai dabar čia kaip atsirinkti, čia yra paprastesnė dalis. Aš žinau, Dainiaus problema. Problema ne kaip atsirinkti, kaip surasti, kas galėtų tave priimti. Kas galėtų priimti. Tai čia susiję, tau visai. Ai, nėra. Nėra. Tu negalėtum atrankos daryti, tu tiesiog eini ir bandai surasti, kas priims tave. Taip, nu tai aš tai ir turėjau, kaip surasti. Nes kaip surasti, tai tiesiog tai yra platforma, visokių, kurias tu gali pasižiūrėti ir susirasti. Ten yra ir paslaugos LT, ir bet tai psichologai. Sakė Arnas, man atrodo, kad kaip Treatwellas kažkas tokio psichologų turėjo išeisti. Yra, kur tu matai, aš užimtumą mačiau, kad... Tai Lietuvoje irgi yra. Jo, Lietuvoje. Ir ne vienas ten, dabar ne vienas. Net ne vienas yra. Taip. Kur tu gali ir užimtumą matyti, pavyzdžiui, šitas ten tik taip po pusmečio priimti. Nu, ten būna parašoma, atrodo, tas toks užimtumas, jeigu tu susiparašai, kad tu negalėsi priimti anksčiau, nu, tai turbūt... Bet problema yra ta turbūt, kad geri terapeutai vietų neturi. Pavyzdžiui, tu vietų neturi šiaip priimti. Čia, žinai, iš karto nuvilsiu, žiūrėdami galvojat, kad parašysiu, į eilę galite stoti rašyti. Jo, bet su eilė irgi sudėtinga, čia kažkaip tai paskutinį žiūriu, kad kažkas laukia nuo 20, tai aš kažkaip taip jau jaučiuosi biškį nuvylęs tos žmonės, kurie laukia. Žmonės jau pasveiko. Jo, gal jau. Bet aš turiu vieną tokį provokuojantį klausimą pats, kitus provokuojančius. Tai palauk, tai nieko man neatsakėt. Tai niekas nėra, tai yra priima. Jeigu problema yra svarbu. Tai pas visus į eilę užsirašyti. Koks tavo patarimas? Nu tai čia vėlgi yra, jeigu būtų viskas gerai, nu tai yra atsakymas paprastas, kuriame jeigu viskas būtų gerai, tai tada ieškom, sudėtinga žmogų ieškoti, geriausia ir tada ieškoti pagal tai, kaip jam va, tas žmogus jaučiasi ir matosi. Nu tiesiog, jisai tada paieško tas, jeigu žmogus yra kažką rašęs, kažką tai kažkur tai, nežinau, pasirodęs, kažkur tai ten kalbėjęs, kažką tai kažkur tai tada tiesiog paklauso ar vat, man artima tai ar neartima, kaip žmogus kalba ir bendrauja. Nes visų pirma yra ryšys. Tada atsiranda jau sudėtingesni dalykai, kur reikia tada pačiam domėtis. Ne? Tai yra tam tikri sutrikimai, geriau galbūt eiti pas kognityvinės, nes kitos terapijos šakos kažkaip labai neturi gal aiškios sistemos ir kodėl vyksta vienaip arba kitaip. Ir tada arba sako, nu čia reikės labai ilgai dirbti, nors kaip ir gal ir nėra taip, kad ten labai ilgai reikėtų dirbti, nes tiesiog reikia žinoti problemas. O tai kokios tos šakos pagrindinės? Kognityvinė, ten freudinė? Daug. Kognityvinė tada yra psichoanalitinė, tai yra psichodinaminė psichoanalitinė, yra jungistinė, tai irgi čia yra psichoanalitinė, kurios yra tokios ilgesnės. Tada yra gestalto, yra egzistencinė terapija, yra kūno terapija. Jau, aš pasimeščiau ir... Tiesa, jų yra daug ir dėl to yra turbūt, kad kai kada žmonės turbūt atranda tik tai ką jiems reikia, nu, kas jiems taip gaunasi, kad tiesiog, kad jie kažkaip atėjo pas kažką, visai ir tinka. Aišku, būna taip, kad nepasiseka ir tada jie ateina pas žmogų, su kuriuo neranda ryšio, neranda kontaktų, nu, atrodo, kad jaučiasi nesuprasti ir yra taip, nu, ką padarysi. Ir kas įdomiausia, čia man atrodo pats blogiausias iš mano klientų tarpo, kur tipo padaro, žinai, etiketę, kad psichologai neveikia. Žinai, pabando 1, 2 arba 3 ir tipo... Ypač jeigu nepataiko. Jo, ypač jeigu nepataiko. Aš norėjau provokuojantį klausimą užduoti, bet jį paliksiu vėliau, nes man iš šitos temos taip kyla kitas natūralus klausimas, padėti žiūrovams atsirinkti. Aš esu girdėjęs žmonių, kurie atsiliepia apie psichoterapeutus, pasako, kaip su jais dirbu ir aš galvoju, ar čia tikrai gerai, ar čia taip turėtų būti. Pavyzdžiui, ar gali tas pats terapeutas dirbti su vienu ir kitu poroje esančiu žmogum? Jiems žinant apie tai? Taip. Ar tai, kad jie nežino? Žino. Priklauso nuo jų etikos kodekso. Čia jų tai... Tų psichoterapeutų. Nes jų tos pačios. Čia yra etinis klausimas ir viskas.
Mes nelinkę to daryti, nes tai susijęs su šališkumu. Kai tu sakai mes, tai tu kognityviniai. Nu, taip, aš savo šaką atstovauju, tai negaliu už kitus kalbėti, nes netaip ir žinau, kaip yra ten. Yra psichologų etikos kodeksas, tai jie irgi turi savo aprašymuose, kas parašyta, bet aš kadangi ne psichologas, tai irgi nesivadovauju. Tai šiaip, būtų gal ir ne okei, bet vėlgi, čia yra tas momentas, kur jeigu abudu žino, bet mes tada turim priimti tą, kad yra perkeliamas ir kontrperkeliamas, tai yra, kad perkeliamas tai, ką jaučia pacientas terapeutui, ir nebūtinai tai yra apie terapeutą, tai gali būti apie ten kitus asmenis, o kontrperkeliamas tai yra jau jausmai terapeutų, jausmai pacientų. Ir tai nėra tie jausmai, kur ten kažkokie romantiniai dar kažkokie, tai tiesiog visi jausmai. Tai arba palaikai, arba nepalaikai. Ten pyktis, ten kažkoks nepasitenkinimas, kažkoks nuobodulys, tai visa tai kažkokie tai yra jausmai, kurie vyksta manyje ir kas čia su manimi, kodėl aš čia. Ir kai tu konsultuoji žmonės, kurie artimai labai susiję, tai tu kaip ir įsitrauki jų tos gyvenimus. Žinai tas istorijas, jie tik pasakas vienas apie kitą. Ir tada tu gaunėsi žmogus, kuris žinai daugiau, kad jie buvo. Tas gali sukurti tam tikrą etinę problemą. Ir viskas, tai tada nerekomenduojama tą daryti, nerekomenduojama savo pažįstamą konsultuoti, nerekomenduojama artimų giminių konsultuoti ten tuo pačiu šitų partnerių, kad tai tiesiog nebūtų tas. Jeigu tai buvo, pavyzdžiui, poros terapija ir tada tiesiog vienas iš poros sako, okei, aš noriu toliau tęsti, tai tada okei, nes tik tai su vienu tada dirbi. Tai tada toks perėjimas jisai kaip įmanomas. Bet jeigu, pavyzdžiui, vienas buvo, tada sako, aš baigsiu terapiją, o mano ten partneris ateis. Tai čia irgi yra toks jau, kur taip, tai kaip ir gal ir okei, nes ne tuo pačiu metu, bet aš tai jau žinau apie tą partnerį daug ką, aš jau girdėjau, man jau pasako ir gal viskas okei, nes aš kitokiam spalvom pamatyčiau, bet gali būti ir tai, kad aš jau esu susikūręs viduje tam tikrą vaizdą. Išankstinė nuostatas kažkokias apie. Ir aš galiu jį tada taip, tą žmogų ir kažkaip taip kreiptis. Tai tas yra labai. Bet kita vertus su tavim būtų efektyviau, nes tu kontekstą žinai, mažiau galbūt ten įvedinėti. Jo, bet vėlgi, sakau, tai yra subjektyvu. Mes esame žmonės subjektyvus, nėra objektyvų. Ir šiaip jausmas, tu ėjai pas terapeutą, aišku, jeigu tu pats pasiūlai Agnei, tai vienas dalykas yra, bet Agnė ateina ir kiek tu esi tikras, kad terapeutas nepapasakos, ką tu pasakoji apie Agnę. Tipo toks. Tipo kaip ir pagal dieną turėtų pasakoti. Bet tai sukuria. Kiek neišsprūs, veido išraišką neišduos, žinai. Bet čia dar toks švelnus. Man, pavyzdžiui, žiauresnis gal klausimas būna, kai žmonės ten ir sako, mes buvom pas terapeutę, man terapeutė sakė, kad aš kaltas, žmona nekalta ten, arba aš kalta, vyras nekaltas. Tai gal taip ir buvo. Ir blemba, bet. Ir čia. Nežinai situaciją. O čia yra etikos prasilenkimas ar nesakyti, kas kaltas, kas nekaltas? Tipo, atsėsti teisėjo poziciją. Bet nežinai, kokia ten buvo situacija, nežinai, ką tau pasakė. Tau pasakė tą, galbūt taip išgirdo, arba galbūt taip iš tų žodžių. Galbūt iš tų žodžių taip suprato. Mesgi nežinom, kaip ten buvo iš tikrųjų, nes mes neturim įrašo tos sesijos. Jei ta sesija būtų įrašyta, tai ten pasakytų terapeutas, kad man atrodo, kad gerai, tavo kaltė. Priešingai paklausiu, iš kokių jau, ką esi girdėjęs, galima indikacijų spręsti, kad reikia keisti terapeutą, kad terapeutas elgesi. Net viskas, kas yra neetiška, ten nežinau. Kas yra neetiška? Įžeidinėjimai, ta prasme, nepripažinimas savo kažkokių klaidų. Čia tie, kurie iš karto ateina, ten kažkoks agresyvumas, kur atžagarumas, nes vis tiek, į terapiją tu tikėsi empatijos ir jeigu tos empatijos negauni, tai tada, tipo, ko aš einu, nesuprantu. Tai tas yra. Tai čia tokie, kur jau tokie sunkus dalykai, dėl kurių reikėtų jau galbūt išeiti iš to terapeuto. O visi kiti tai labai tokie subjektyvus. Tai yra ryšio neradimas, ten toks atrodo, kad aš nejaučiu, kad mane supranta. Ir tada terapeutas tiesiog turbūt kažkurį vietoj galbūt pakankamai net reaguoja. Taip, ir viskas yra okei, tiesiog kitas žmogus bus toks, kuris pasakys kitais žodžiais tą patį ir patikės pacientas. Nes tiesiog, jam taip tie žodžiai bus tokie, o tikrai čia apie mane.
Tai, o taip, kad sakyt, kad čia kažkas tai, ir kitas dalykas, galbūt, kai neišsisprendžia problema ir yra nepasiūlomas kažkoks aiškus planas, kaip jinai galėtų būti išspręsta, tada irgi, aš taip kažkaip nežinau, man taip būtų neaišku irgi tada, kas ten kodėl vyksta. Su planu yra sudėtinga, nes, tu gali kai kuriuose situacijose tai vyksta darbas čia ir dabar, tai yra, ką šiandien atsinešė ir ką mes šiandien su to dirbsim. Ir, jisai kartais būna okei, bet ne visą laiką, nes tada žmogus atėjo kažkaip jis žinos, kad terapija veikia, kaip jis žinos, kad jam jau yra geriau, kaip jis žinos, kad jisai gali jau galbūt atsirišti nuo terapijos ir eiti gyventi savo gyvenimą. Gali būti, kad žmogus tiesiog, jam būna pagerėjimas ir jis sako, okei, man viskas gerai, tada atsitiks kažkoks įvykis, jisai atkris ir tada jisai vėl galės grįžti į terapiją. Nes tiesiog kartais sunkumai būna tokie ir vieni žmonės labiau prisitaiko prie tų sunkumų, kiti mažiau ir vieniems reikia daugiau pagalbos, kitiems mažiau. Tai nėra taip labai. O žiūrėk, papasakosiu aš to vieną istoriją ir tu pasakysi čia etišką ar ne. Įsivaizduok, man vienas pažįstamas sako, baigiau terapiją pas tokią psichologę, man patiko ir aš sakau, kaip tik norėčiau, pabandyti. Vat, kaip tu sakai pradžiai, nežinau, ar man reikia, bet gal, turiu iššūkių visą laiką. Ir susitarėm ten, po 2 savaičių susitinkam, valandos laiko appointmentas ir pusę laiko mes šnekam apie tai, kokiais principais jinai dirba, kokiu aš turiu iššūkių, ten kaip čia nuotolinių vyksta, nevyksta, ten visokie techniniai dalykai. Ir pusę laiko jinai maždaug klausė, o tai su kokiais iššūkiais susiduria, apie ką tu norėsi terapintis, kiek čia ilgai ir taip toliau, nusiteikęs skirti laiko. Sakau, tiek, kiek reikės, visą kitą. Ir ant galo sakau, tai, galėsim čia terapintis ir taip toliau. Sunku, sakau, man nuspręsti, ar čia, mes suvaibinom, bet, pabandom. Ir jinai sako, ne, tai aš tavęs negaliu priimti, nes pas mane pilnas grafikas yra, tai mes tiesiog pasišnekėjom ir sako, tu būsi eilė, jeigu kažkas atsilaisvins, tai aš tau pranešiu. Gerai. Ir aš tik tai iš mandagumo sakau, tai kiek skolingas? Ir jinai sako, tai ten 8 eurų ar kažkas tokio. Ir aš taip, tai tu ta prasme, gerai. Ir aš gerai, pervedžiau, bet man iki šios dienos liko toks, kur, čia turėjo būti nemokamai, kaip tu dirbi, pristatai, kokiu aš norėsiu ir jeigu susitarsim, tai tada ir mokėsi maždaug. Gal čia, man atrodo, vyko kažkoks nesusikalbėjimas, tai iškart reikia, turbūt, aš tai būčiau iškart pasakęs, kad, neturiu laiko, mes galim tiesiog pasikalbėti dėl to, kad, ar užrašyti ir tada tokias konsultacijos kaina būtų tokia, tada iš anksto, žmogus žino, kam ruoštis, gali nuspręsti. Bet tik dėl to, kad pasikalbėti ar tinka, gal nenori. Jeigu aš, ten 3 metų reikės laukti. Taip, tai fošiur, aš tai net nebūčiau skyręs tos valandos laiko. Tu negali ten fošiur pusmetį skirt, tai, net neužsirašau. Tai čia yra tas toks, gal, nežinau. Gal turėjo langą? Tiesiog atsilaisvina vietą. Ir tikėjosi terapintis, o tu tiesiog užgužiai pokalbį apie techninius klausimus. Tai bet dėl vieno lango pradėti terapiją? Nežinau. Tavrasme, aš negaliu komentuoti kitų žmonių, Prieina prie mano provokuojančio klausimo. Kodėl terapeutai nekelia kainų? Jeigu jie pakėlė, Vytautas įsimokėjo. Ir pyksta dabar, ne? Pyksta dar šitai. Dabar reikės man terapinti, kad jaučiu pyktį. Pykta, aš tai sumokėjau. Nes man, kyla klausimas, kad tikrai pas terapeutus sunku patekti, bet kažkaip aš jaučiu tokia, atrodo, iš jų bendrą ateinantį žinutę, kai kalbu su vienu, su kitu, kad maždaug per... Neetiška kelti lygiai būtų kaina. Ir aš galvoju, ar tikrai net, ar dėl to, kad tai yra jautri tema ir psichologinės problemos ir kad žmonės po to neįperka ir tai yra... Jo, tai yra vienas iš to, kad neįperka. Kitas yra dalis, kad tiesiog dėl savivertės klausimų viskas, nežinau, mes esame taip kažką kalbėję apie tai. Tai jo, tai vienas tai, kad yra kai kurie žmonės, kurie sako, kad neįpirks tada žmonės. Jie negalės sumokėti tiek pinigų už konsultaciją. Ir tada jie negaus pagalbos.
Nes tam Tada tu netliksi savo kaip gydytojo, negalėsi. Misijos padėti. Nu, yra tas jausmas taip, kad galbūt šitoje vietoje. Ir kitas dalykas, kad jeigu tu imsi labai didelę pinigų sumą, tai toks atrodo, kad tu tik užsidirbti nori. Nu ir va tas gali kai kuriems žmonėms tas jausmas, kad aš tik užsidirbti noriu. Nu, ir tu turėjai tą jausmą, kad tik užsidirbti norėjo, ar labiau, kad buvo Ne, nu čia tai iš vis apgavo, tarsi čia kaip su kortom gatvėje. Nu, aš tai... Nesulyginu, su kortom gatvėje tikrai yra blogiau. Ne, nu ta prasme. Pirmas dalykas, tai sako, ar turit laiko? Jo, turiu ten kitą savaitę. Tai sakyk, neturiu laiko pusiai metų arba metam laiko, gal atsiras, jeigu nori, galim susipažinti, nes man įdomu buvo, koks... Va, ar gali būti, kad terapeutė tiesiog neturėjo viduje tvirtybės pasakyti, kad man nepatinka, tu nepatinka kaip klientas, pavyzdžiui, neimsiu ir tiesiog pasakė, kad neturiu laiko po tos sesijos. Nes aš esu... Dažnai, kaip mums dabar nuspręsti apie tai, kaip žmogus, žinai, kaip galėjo ką jaustis ir kaip iš tos istorijos, kame ten yra. Gal tiesiog toks modelis yra. Mes čia su Vytautu mes blizgojame. Ir klauso jūsų kažkas apie tai, kad žinai, nežinom. Mes nežinom ir bandom padiskutuoti. Ir mes dabar jaučiamės, kad... Kaip čia, per daug kompetencijų. Labai nesileidė į tas blevizgas. Tai dabar senu, ką čia blevizga, tai apie tai, ko mes nežinom. Tai mes nenuspręsim, kaip žmonės gali. Aš esu lankęs terapiją ir aš esu daręs tą atranką, jau per kelis ten terapeutus. Bet visur aš už pirmą sesiją mokėdavau, nepaisant to, kad mes ir kalbėdom ir apie tai, kaip dirbsim ir ką dirbsim, bet aš suprasdavau, kad tai yra pirma sesija, bet ir kažkiek padirbdavom, kažką tam... Jo, vis tiek tu toj sesijoj. Jeigu tu dirbsi toliau, tai vėlgi, kai pačiu terapeutas nežino, ar jį pasirinks ar ne. Tai jeigu ateinant, tai tada mes kalbam, išklausų istoriją, tada mes susikram kažkokį scenarijų ir tada, tai yra laikas, kurį aš irgi skiriu žmogui. Bet supranti, bet aš iš pardavimų srities čia nebuvo mainų jokių. Aš suprantu, tu jautiesi nusivylęs tai vietoj, nes negavai to, ko tikėjai. Tai... Bent sakinį pasakytų apie... Čia visose srityse. Aš vakar buvau prekybos centre, užėjau į knygyną vaikam knygos nupirkti pasakų ir aš atsinešu knygą. Ir iš tavęs 8 eurų paėmė. Ne, aš gerą pavyzdį noriu pasakyti. Ir pardavėja tai sako, žiūrėkit, to paties autoriaus yra dar tokia ir tokia knyga, mintinai man vardina pasakų knygas. Aš galvojau, aš tikiuosi, žinai. Ir tada išeinam iš to knygyną, einam su žmona į kitą parduotuvę, kur ten, sako, man reikia keptuvį dangčio, užeinam ir sako, čia reikia keptuvį dangčio. Tai kol neišsimatavo, tai negrįžkite ar kažkaip tai ten. Ir tada jau kažką dar nori klausti ir pradėjo pasiėmė telefoną ir skambina savo draugiai kažką šnekėti. Čia žinai, irgi, tai tam pačiam prekybos centre 2 šalia parduotuvės ir jos skirtingai aptarnauja. Tai ir tarp terapeutų turbūt ir visko yra. Mes visi žmonės, tai terapeutai nėra kažkas tai išskirtinio žmonės, kurie mokėsi ir turi daugiau informacijos apie kažką. Tai gerai, dar vienas provokuojantis klausimas. Aš tai žinau atsakymą, bet palyginsim su tavo atsakymu. Gerai. Tai o mano atsakymą, žinai? Ne. Turiu viską perskaityti, ką jinai ten parašė. Tai yra nesveika. O kiek kainuoja, tarp kitko, privatus detektyvas, kad pasiektų žmoną ir duotų išklotinę? Noro kontroliuoti, kur jinai eina, su kokiam draugiam bendrauja, nes aš maždaug žinau tas draugės, žinau ten studentų jūsų tą vakarėlį, kuris ten eina. Ir jisai nematęs kitų moterų ar ten kažkaip neturės intimų santykių kitų. Kaip jam gyventi? Kaip jam gyventi? Sakinį išsilakstyti iki santykių, prilyginčiau kitam sakiniui, subręsti iki santykių. Galėtų būti čia geras pavadinimas, žinai. Gyventi taip, kad nebijotum parodyti savo telefoną antrai pusę. Jo, betgi moterų neįmanoma suprasti kažkas. Taip. Sakau, atsibuskite, jos lygiai taip pat negali suprasti mūsų. Gerai, kalbant apie santykius ir, žinai, psichologai. Kodėl ir psichologai skiriasi? Kodėl psichologai skiriasi? Nes jie žmonės. Na, tai sakau, bet supranti, atrodo taip, kad žmogus, domėdamasis psichologija, visa kita, turėtų... Bet yra dalykai, kurie, kaip čia pasakyti, tai, kad, man atrodo, čia yra sukurta, šiaip tai šita prezumpcija, truputėlį self-help gurų visų,
kurie patys nieko niekada nebuvo baigę, bet išaugo. Ten kaip Tony Robbinsas, kaip James Roth, nu, tarsi, Ką reiškia išaugo? Nu, tai reiškia, kad jie patys per savo patirtį suprato. Ir ką tada mes visi žiūrim juos, ai, bet jis pats suprato, jis tai reiškia, nebedaro taip. Bet pala, psichologas ir psichoterapeutas, jis ėjo mokslus, tai jisai supranta. Ir jis gali tą paaiškinti. Kad eina mokslus, tai nebūtinai dar supranta. Nu, bet geriau supranta negu tas, kas neina mokslus. Nebūtinai, bet taip. Nu, statistiškai. Bent jau žino daugiau. Mes kalbame statistiškai, jeigu tu paimsi 1 iš 100, tai taip bus 1 iš 100, kuris taip, nu, kaip čia išimtis pateisina taisyklę. Tai yra taip, kad mes esame žmonės ir mes mokam dalykus, bet psichologija yra kitaip negu kad ten kokie nors finansai, ar ten kažkokie pardavimai ir dar kažkas, nors pardavimai irgi yra psichologija dažniausia. Tas, kad dalykų mes ne visų galim valdyti, kas vyksta mūsų viduje, nes kai kurie dalykai, kurie įvyksta, ten kažkurios emocijos, nu jis tiesiog įvyko ir galvoju, o kodėl man taip įvyko? Kas man buvo? Kodėl aš taip pasielgiau? Ir žmogus nesupras, kodėl. Tai, nes vėlgi kažkokios traumas vaikystės, kažkokie sunkus dalykai, jie palieka pėdsakus ir kai kažkurioje situacijoje juos sutrigerina, tada jie užsižiebia. Ir tipo jo, jie supranta, kai ramiai, tai jie supranta, nu, kad, nu jo, nu, aš ten taip padariau. Arba jie galvo, nu, ir kai kurie psichologai išsiskiria tik tai tada, kai baigia psichologiją, arba kurie praeina psichoterapiją ir jie tik tada išsiskiria, nes supranta, kad čia šita partnerystė ne visai man naudinga šitoje vietoje, nes kai jinai atsirado, tai nebuvo dar žmogus psichologas. Tai jis reiškia, nu, tiesiog žmonės pasirenka kartais partnerius, ne visai žinodami, kad su jais galės gyventi. Ir ką tada daryti dabar su tuo dalyku? Tai tu pritari tai teorijai, kad į psichologiją stoja žmonės tiek, kad jie nori išsispręsti savo problemas. Nu, tai vėlgi, mes norim taip, suabsoliutinti. Viską reikia suabsoliutinti. Kodėl tu negali pasakyti taip trumpiau? Nes nėra taip, nėra kategoriškumo. Yra žmonių taip, kurie stoja psichologiją išsispręsti savo problemas. Bet statistiškai tai nėra didžiuma dalis. O Vytautai, tai kodėl psichologai skiriasi? Sakai, tu žinai atsakymą. Gerai, prieš tai dar kitas klausimas. Nepabėg nuo klausimų. Ne, tai čia susijęs. Ar tu galėtum sakyti, kad jeigu santykiuose poroje yra 2 baigę psichologiją, kad tikimybė, kad jų santykiai bus, nu, nežinau, tvaresni, ilgamžiškesni yra didesnė? Nes jie jau žino, pasak tavęs. Ir net supranta. Nebūtinai. Nebūtinai? Nebūtinai. Nu va, tai čia yra atsakymas. O koks tavo atsakymas? Tai kad mano atsakymas... Mes visi žmonės? Ne, mano atsakymas, kad santykių atsakomybė va čia ir yra... Aš kad mes vieną žurnalą reklamuotų. Reikės užsiprašyti product placementą. Jo, tai mano atsakymas yra, kad santykių atsakomybė nėra tik tai mano. Ir nesvarbu, kiek aš žinau, gebu, moku suprasti ir taip toliau, yra kita medalio pusė. O aš tai nepritarčiau tau ties to, kad nėra tik tai mano. Aš sakyčiau, kad jeigu būtų psichologijos sritis, žinai, kad žmogus yra baigęs santykių psichologiją, romantiškų santykių psichologiją, jeigu būtų tokia sritis, nes nėra šiaip, ar yra? Nėra. Nėra, nes yra bendrai psichologija. Ir jeigu žmogus būtų susikoncentravęs tenais ir 2 tokie žmonės sueitų santykius, tada aš sakyčiau, kad tikrai didesnė šansai, kad jie išliks kartu. Nes, nu pavyzdžiui, aš dabar skaitau knygą, ten Instagrame tiesiog padariau taip, kad parekomenduoju knygą, aš perskaitau ir sakau feedbacką, žinai, dabar klausau knygą, pasakysiu autorių tos knygos ir tas autorius irgi išsiskyrė ir tada pradėjo domėtis santykių psichologiją. Jis yra psichologas, bet prieš tai buvo bendrai psichologas, tiesiog kaip būna. Tai šitas autorius yra Harville Hendricks, PhD, Getting the Love You Want, arba Santykių labirintai lietuvių kalba. Tai knyga yra. Nu ir vat jo irgi ten pradedu klausyti istoriją ir galvoju, knyga prasideda nuo to, kaip išsiskyriau. Nu, gerai, neblogai, bet tai buvo prieš ten daug dešimtmečių ir tada žmogus susidomėjo santykių psichologiją ir tada jau paniro. Ir tada rodo, kiek jis daug naujo sužinojo apie santykius, ko prieš tai kaip psichologas nekreipdavo dėmesio kaip į esminius dalykus, nes labiau dirbo gal ten, nežinau, kaip, pavyzdžiui, Dainius sako, ten su nerimu, su dar kažko.
O kiek apskritai, vat, rimtai, nes aš pagalvojau, čia kaip daktarai, kurie apie mytybą visam kurse iš labai nedaug mokosi, bet specializuojasi į savo sritį, tai vat, visoje psichologijos moksluose, kiek romantinių santykių psichologijos ten yra? Ne, tai aš nežinau, ką baigia psichologai studijos šitoje vietoje, nes aš nesu jų baigęs. Bet psichoterapija skirtingose šakose labai priklauso nuo to, kas ką dėsto ir kaip ten būna. Tai man atrodo, kad ten yra dalis, bet tai nėra didelė dalis, nes daug yra individualiosios psichologijos momentų. Tai yra apie patį žmogų ir apie jo sutrikimus ir jo stiprybės. Bet apie tą asmenį aš manau, kad tai nėra daug. Bus 10%. Ir išsiprofiliuoja po to žmonės, aš spėju, dirbantis toje srityje. Tai kas ko nori. Tai tu baigi ten psichologiją, tu baigi psichoterapiją ir tada sakai, aš noriu dirbti su santykiais. Ir tada tu skaitai tas knygas, eini į seminarus, ten vėl ieškai. Taip kaip visi žmonės, kurie kažko tai domisi, jie papildomai investuoja savo laiko ir resursų tam, kad suprastų daugiau. Gerai. Mes šiek tiek įžangą tokią pradėjom, bet aš galvoju, pakeiskim šiek tiek dinamiką, aš turiu klausimų žmonių. Nu, gerai. Yra klausimų, kurių mes negalim atsakyti su Vytu, nekompetentingi esame. Tai pasikeitėm dainių. Pažiūrėkime, ar tikrai jūs negalite atsakyti už šitą klausimą. Taip, bet šitą tai tikrai negalim. Sveiki, atradau jūsų YouTube kanalą ir klausiau įrašą su Ražausku. Kol kas trumpas klausimas. Jei prireiktų, galėčiau plačiau išdėstyti situaciją. Bet kol kas nespėsim plačiau išdėstyti. Ar veidrodiniai neuronai gali paveikti per laiką ir vyrą turinti narcisistinių savybių? Ne. Ačiū. Dar plačiau atsakiau. Taip. Ne, visų pirma, taip kaip žmonės, kaip čia va šitoje situacijoje, tai negali. Bet gal pradėk apie tą diagnozę. Nes aš atsimenu, po kažkurio mūsų video parašė, gaila, kad jūs nepastebėt, kad tas žmogus yra narcizas. Kaip gerai, kad tu pastebi. Tarsi gali kažkiek apie tą... Narcisistinis asmenybės sutrikimas, vėlgi mes vadinam žmonės, kurie narcizai, tai reiškia, tai yra narcisistinis asmenybės sutrikimas ir tai yra vienas iš tokių sunkesnių asmenybės sutrikimų, bet vėlgi, kaip ir viskas, psichologija tai yra spektre. Norėjau kaip klausti, ar tai yra spektras, ne? Taip, nėra tik. Ir mes tada narcizais... Ką reiškia spektre? Reiškia, kad nuo 0 iki 100% intensyvume. Tu nesi narcizas arba ne, tu esi... Taip, tu esi spektre realiai. Nuo 0 iki 100% narcizizmo. Ne? O čia galima pasakyti savimylė, kitų žodžių? Kiek aš save myliu? Nematai, kai tu sakai, kiek aš save myliu, tai gali būti labai geras dalykas. Tai va, tai aš ir labai... Ne. Narcisizmas yra daugiau apie tai toks kaip kartais vienam toksiškais būdo bruožais. Tai yra noras lipti kitiems per galvas, žinoti tik tai, kad jų yra tiesa ir nieko kito, nepriimti kitų žmonių nuomonės. Labai jie moka gražiai atrodyti ir gražiai elgtis, būti labai protingais. Bet santykiuose jie nekreipia dėmesio kitą žmogų ir dažniausia, kaip taisyklė, dažnai santykiuose būna su priklausomom asmenybėm, nes tik priklausomos asmenybės taip labai stipriai nori būti su narcizais, nes jie labai stiprus, jie labai turi savo nuomonę. Bet žiūrėk, man atrodo, kad populiarioje psichologijoje dabar, kadangi pakankamai viešai kalbame apie tą narcisistinį sutrikimą, tas narcizai čia tokia tema, kur visi maždaug išmano. Tai man atrodo, kad didelė problema pasidaro, kad žmonės self-diagnosis užsiema, patys save diagnozuoja. Tiksliau, dar gerai būtų, kad save diagnozuotų, diagnozuoja savo partnerį. Matai, su narcizais, kad save narcizai diagnozuotų. Tai sakau, savo porą diagnozuoja labiau, kad taip, savo partnerį laiko. Taip, bet, normalu ir kai kurie yra labai teisūs. Bet aš pagalvoju, įsivaizduoju, kad ateina pas tai žmogus ir tu matai tas bullet pointus, kaip čia, atitinka 8 iš 10 maždaug. Ir tie 2 atitinka, bet nepripažįsti dar. Ir tada, ką tu jam sakai, žiūrėk, tau lapelis, prescription ir... Čia priklauso, dėl ko ateina žmogus. Labai priklauso dėl to, dėl ko ateina. Mes neprivalom sakyti diagnozių, plus psichologai nediagnozuoja. Tai va čia yra kita diagnozuoja. Psichiatrai diagnozuoja. Bet supranti, psichiatras diagnozuos, tai reiškia, jis jau pasakys diagnozę ir tas žmogus sakys, aš turiu tokią diagnozę.
O kai ateina pas psichoterapeutą, tai psichoterapeuto darbo metodas yra, kad jis turi kaip ir savo galvoj diagnozuoti, bet tai nėra oficiali diagnozė, nes tu niekur jos neįrašysi, bet turi padėti žmogui tą gyventi. Ir kažkokiu būdu. Tai tu subtiliai kalbė apie tuos būdo bruožus, kurie ir susieja tai su jo problemomis. Tai reiškia, kad ten ir su labai svarbiais dalykais. Ir kai kurie narcisai tikrai, jie nori būti santykiai ir jiems labai svarbu būti santykiai ir tada ant to kabinė, kad jeigu matom, kad nori būti santykiai, bet kažkodėl tai gaunasi, kad jis atstumėt ir atstumėt. Ne? Tai kokie būdo bruožai atstumė, arba koks elgesys atstumė. Ir tada per tą eini ir tada žmogus pats kažkurio metu gali būti, kad supranta, kad jo, gal, o tai čia nepanašu į narcisizmą. Nes šiaip tai sunku pripažinti, kad tu esi narcizas, ypatingai, kai tiek daug yra neigiamų. Nes tų kraštutinių narcizų jų nėra nėra tokia didelė masė, bet nuo jų labai kenčia žmonės. Nes jau kai jie tie kraštutiniai ten kokią, gerai, nuo 9 iki 100%, taip, tame spektre, čia toks, nežinau, kokiais vienetais matuojant, tai nuo jų kenčia žmonės. Tokius santykius palikti greičiausiai. Nebūtinai, jie gali būti ir mylintis, jie gali būti ir rūpestingi, bet jie žiūri savo naudos ir tada ten labai sunku su jais, nes, matai, sakyti, kad narcizas nevertas meilės būtų labai netiesa, nes jo vidinė, vadinkim, vis didis stovis yra nukreiptas į tą meilės paiešką. Ir jis tik tai toksai yra dėl to, kad negavo tos meilės. Tai tu ieškom būdų, kaip tą meilę jisai galėtų gauti, bet yra sudėtinga priimti ir pripažinti, kad tos meilės reikia. Ir jo pažeidžiamumo nėra tada pa žmogui. Jis nėra pažeidžiamas, jisai niekada neverks ten, jisai būna toks atstume visą laiką nuo terapeutų ir tada reikia mokėti prieiti. Jie šiaip sunkus pacientai ir reikia mokėti prieiti prie jų taip, kad tu kaip ir negautum atgal kokios nors nesąmonės. Mane pasiekė labiau iš kitos pusės, kai žmogus būna su narcisistiniu žmogum. Ir aš tokį disclaimerį sakau, nes kai konsultuoju apie santykius, tai aš dažniausiai konsultuoju tam vidutiniam žmogui, pavadinkim, kuris daugiau mažiau atitinka normalios psichologijos rėmus. Ir ten tos taisyklės tada ir tos strategijos iš principo yra veikiančios. Bet kai jau paimi toksiškus santykius, ten nebėra taip akivaizdu, nei tas pasiribų brėžimas nebėra toks akivaizdus, nei tie atsiprašymai, nei kiti dalykai. Ir tada klausimo, kurio aš laukiu, ir aš nežinau atsakymą, nes sako, o tai kada jau yra riba, kada jau reikia palikti santykius. Ir aš sakau, aš tai labai griežtą ribą esu nubrėžęs ties fiziniu smurtu, nes jį labai akivaizdu atskirti. Psichologinis smurtas turbūt. Bet psichologinis smurtas, kaip atskirti, kur yra jau psichologinis smurtas, o kur yra tik tai, žmogus priekaištavo ir mes jau laikom tą priekaištą psichologiniu smurtu, Bet jeigu... Tai gal tu žinai atsakymą, gal žinai. Čia viskas susijęs su tai, kiek tai tęsiasi ir ar tame yra galios pozicija, nes psichologinis smurtas yra ganėtinai paprastai, jeigu tai yra galios pozicija. Tai jeigu aš jaučiuosi visą laiką geresnis už savo partnerį ir visais savo elgesiu, žodžiais, buvimu, kūno kalba tai parodau, tai kažkaip matosi tas. Jeigu, pavyzdžiui, vienas turi finansinę galios poziciją, tai prasme, vienas dirba viską ir antra pusė, vis dėlto dažniausiai ten būna, kad vyras, bet gali būti ir moteris, kad uždirba didžiąją dalį pajamų arba visas ir antra pusė visiškai priklausoma. Tai jau yra savotiškas psichologinis spaudimas. Jeigu tuo naudojasi. Ta prasme, jeigu vis apie tai pasako, jeigu ten pasako, tai tipo, čia išeisi, tai kur tai vis tiek nieko neturi. Ir, tipo, tai ar čia gali pasakyti priekaištų? Tai kaip ir nepriekaištas čia toks, čia toks kaip ir pasako, ir ką man dabar daryti su tuo, kad man tai pasakė, žinau, kad nelabai kur eisiu. O jeigu sako, tai aš uždirbu, tai bent jau padaryk, kad namie tvarka būtų, ar vaikus prižiūrėk, ar ten valgyt padaryk. Šitas irgi turi, bet čia labai gal priklauso, sudėtingesnis šitas yra, nes dar ir tonas yra labai svarbus. Nes vis tiek, jeigu tu švelniai apie tai kalbi ir sakai, kad, aš pavargęs ir man būna sunku ir aš čia daug daugiau laiko atiduodu tam,
gal mes galim pasiskirstyti. Tai čia yra vienas dalykas, bet kai sako, ne, aš uždirbu pinigus, tu visą kitą darai. Bet žiūrėk, su psichologiniu smurtu aš daug skaičiau apie tuos testavimus ir aš priejau savo tokios išvados, kad teoriškai mes visi gyvenam su psichologiniu smurtu vienam ar kitam, nu ten, žinai, ryte arba vakare, savaitgalį arba pirmadienį. Nu, ta prasme, Ne, nu matai. tu pritempt juokelį gali prie to pakeltą Jo, balsą, nu, sarkazmas. ten bet ką. Nu ne, žiūrėk, vis tiek, nu, apibrėžkim tą. Yra galios pozicija, yra užsitęsęs dalykas, kad tai vyksta pastoviai ir tai stiprėja. Tiesiog. O, šitas geras. Tai ta prasme, tai, kad tu pasakei kažkokį juoką ir tavo partneriai nepatiko, tai viskas ok, priklausys nuo to. Kaip ne, Kaip- pyksta. Ne, tai, nu taip, geras pyksta, smurtas. bet ką tu po to darai? Ar tu sakai, o, sorry, aš kažkaip nepagalvojau. Ar tu sakai, eit, nesupranti bairio, tai ko tu čia dabar iš vis, pasakiau bairio, tai dabar čia dar užsišiko, nu. Šitas liurbis dar nesupranta, bai. Nu, Ką jūs čia apie mane dabar Čia ne šnekate? apie tai. Aš tiesiog nenoriu moters, kaip pavyzdį, kodėl tu savi savo pritaikai. Bet man, pažiūrėjau, atrodo, kad, nu, jeigu kalbėt apie tą vidutinį žmogų arba, nu, kuris neturi tų itin sunkių diagnozių, man atrodo, kad diagnozių iš vis nereikia įterpti į gyvenimą. Nes, pavyzdžiui, dažniausiai diagnozuojama savo arba kitam depresijos diagnozė. Ir man yra labai geras, atsimenu, pasakymas, kad depresija dažniausiai diagnozuojama tam, kas tiesiog liūdna, kam liūdna, vienaip arba kitaip. Ir va čia, man atrodo, medicininė depresija nuo mūsų diagnozuojamos yra taip. Mes netgi žodį naudojam, ai man depresija, nu tokia, kad man liūdna, man depresija. Nu žmonės kartais sako. Taip. bet yra. Bet yra žmonių, kurie- Anglų kalboje yra žodis depression, kuris nereiškia depresiją, bet tiesiog tokį kaip prispaudimą, ne? Ir kai žmonės sako, I'm feeling depressed, tai jie sako, aš jaučiuosi prislėgtas. Ir tai nėra apie tai, kad man yra depresija. Tai reiškia, kad aš turiu tokią kaip būseną, kurioje aš jaučiuosi jau taip prislėgtas. Tai mes tiesiog turim tokį žodį, mes galim sakyti, aš jaučiuosi liūdnas. Tai gerai, bet jeigu tas liūdesys non-stop tęsiasi 2 savaitės, tai tada galimai jau tai yra depresija. Jeigu tau šiandien liūdna, o rytoj tau vėl viskas yra ok ir tu jautiesi. Bet man atrodo, kad ta diagnozės paieškos, nu, iš vis nesąmonė Bet yra, dėl to, kad jie sąmonė. nieko nepasako. Žiūrėk, aš ką naudoju vat, su žmonėm ir kai aš sakau tą disclaimerį, ypač kai jau mokymuose būna arba žmogus šiaip ateina konsultuoti, sakau, žiūrėk, jeigu tu įtari, kad tavo antra pusė turi narcisistinio sutrikimo spektro, nu, kažkuriam jau ten taške yra, ar ten psichopatinio sutrikimo spektre kažkur yra, nu, tai prasme, nu, dar baisiau yra. Tai aš sakau, aš negaliu diagnozuoti iš to, ką tu man pasakysi, nes aš neturiu žinių. Bet sakau, kreipkis į specialistus, tik aš jaučiu, kad aš meluodavau, nes sakydavau, kreipkis į terapeutą. Ir dabar supratau, kad ne terapeutas turi diagnozuoti, o psichiatras, ne? Nu, bet ne, psichiatras nediagnozuos iš to, kad tu atėjai Jo, papasakoti apie tai savo partnerį. problema bus, kad Tai čia- tu turi kažkaip atsivesti pas terapeutą, dar tu gali atsivesti, ateiti kaip Bet pora. tu atsives, tu ką nori pas terapeutą. Tu atsives psichopatį ir atsives narcizą pas terapeutą. Ir kas iš to, ne? Ir kas iš to? Tai žinai, tu atsivedėjai, kad parodytum gražų vaizdelį. Tai o kas iš to? Tai, žinai, O tai kaip žmogui, va, nu gerai, žmogus įtarė. Jisai skaito knygas ir jisai žiūri pagal tuos Kriterijus, simptomus ir kriterijus ir viskas. Tai yra pilna knygo aprašyta. Vis dėlto kas yra narcizas. Galima. Pačiam diagnozuoti reikėtų savo antros pusės elgesį. Tai prasme, nu, Bet žiūrėk, nesubjektyvus būnam tada. bet tai, žiūrėk, vėl nėra viskas, nu, taip vat, Bet va, kraštutiniškai. apie ką aš ir sakau, kad ta diagnozė, atsiprašau, nieko nepasako dėl to, kad tau vis tiek reikia išmokti brėžti ribas visų pirma. Ir tu arba toleruoji tą konkrečią būdo savybę arba ne. Ir arba tu ją digini, aiškinėsi, nu priežastis pasiekmes arba ne. Nu, matai. Arba nukreipi pas nebūtinai. psichologą. Nebūtinai. Bet čia kai kada, čia vėlgi, tu niekada nežinosi, kada reikia, kada nereikia tos diagnozės. Yra žmonių, kuriem reikia išgirsti, kad jų partneris yra narcizas, nes jie tada galvoja, kad tai čia šitaip. Tai jis pats nepasikeis. Aha. Tai jiem nebereikia, jie nebelauks. Jie nebelauks, kad kažkas pasikeis. Jie tiesiog supras, kad aš dabar galiu tik tai apie save galvoti ir save keisti ir rinktis, ar aš būsiu tame santykiai, ar aš nebūsiu tame santykiai. Bet kol iki tos diagnozės žmogus gali galvoti, kad čia
Ne, bet gal jisai tiesiog toks yra, nes vėlgi mes ateinam su... Bet čia dar terapeutas gali padėti, jeigu tau papasakotų kažkoks žmogus apie savo antrą pusę ir tu sakytum, nu, bet pagal tos kriterijus jau pasižiūrėk, kad ten nėra jam kažkokio... Nu, galima kartais tai padaryti, nors tai yra sudėtinga išpasakoma, tiesiog tavęs man nuspręsti. Kodėl aš tą temą taip liečiu, nes aš sulaukiu tikrai tokių, žinai, už širdies griebiančių atsiliepimų, kai žmogus sako, kodėl jūs nešnekat, kad jeigu santykiai yra toksiški, nu ten tikrai toksiški, tai žmogus kankinas, sako, aš pati pabėgau ten iš santykių po 10 metų ar ten po 8 metų ar po kažkiek toksiško gyvenimo ir sako, mano gyvenimas visiškai kitom spalvom dabar. Taip, bet toksiškas santykiai. Aš galvojau, kad tai yra normalu būti tam toksiškame santykiai. Tai va tame ir bėda, kad mes ateinam iš tam tikros šeimos, kurią matom tam tikrą modelį. Jeigu mes šeimoje matėme toksišką modelį, tai mums tas modelis yra normalus. Mes žiūrime, jis mums normalus. Nors mes negalvojame apie tai, kad čia kažkas tai atsitiko. Tai žmonės, kurie ateina iš savo vaikystės su toksiniu santykiu pavyzdžiu, pavyzdžiui, ten tėvai elgėsi toksiškai, tai jie mato tik tai, ką mato. Ir jie tada galvoja, kad tai yra normalu. Ir jie labai sudėtinga pasakyti, kad, nu va, čia yra narcizas. Ar čia yra, nu, ten psichopatas. Kas yra labai, psichopatai šiaip yra nedidelis procentas. Tai kad mes nenaudokim. Narcizų daugiau, ne? Nu, truputėlį daugiau. O kiek narcizų? Bet matai, vėlgi neaišku su tai, ką mes sakysim narcizo, ne? Nes yra narcisistinis asmenybės sutrikimas, tai ten tikriausiai bus kokie keli procentai. Bet tada yra narcisistinio sutrikimo bruožai. Polinkis. Tai yra kaip polinkis, ne? Pavyzdžiui, aš turiu tokį bruožą. Aš tai tikrai turiu. Aš kažkada pagal tas punktus žiūrėjau, kad... Okay. Tai ir mes turim tos, ir šiaip kaip yra su asmenybės visom tom struktūrom, kad mes visi turime tų bruožų. Tik pas vienus labiau išreikšta, pas kitus mažiau išreikšta. Šiaip narcisizmas jis nėra kažkoks iš savęs blogai, tik tai, kad žmonės vis dėlto, nu... Pliau, dabar gal aš narcizas. Aš nedariau testo. Bet aš netgi, žinok, galvočiau, kad jeigu atsukus laiką atgal, ten 10 metų atgal, kada mes su Dovilė buvom santykių pradžiai, dar prieš krizę, ten nesidomėjau santykiais, tai aš net pagalvočiau, ar nebūtų nustatyta, kad Dovilė yra toksiškose santykiuose su manim. Nu, nes aš manipuliuodavau, tai susiras geresnį visas tas toksai procesas. Jeigu ten nuo tada, kai gavau galios poziciją, tai dar pasistengiau, kad jinai, nu, tipo dėl gerų priežasčių baigtų savo teisininkės karjerą, nes, nu, jai nepatiko tas darbas, bet iš kitos pusės jin tapo, žinai, priklausoma nuo manęs, tada, nu, toks labai, žinai, viskas taip susideda, kur aš galvoju, ups. Gali būt. Jo, bet tai yra nereiškia kintantis, jo, nu tai yra fluidiškas toks dalykas, ypatingai kai tu pradedi apie tai galvoti ir dėl to yra kalbama, kad terapija padeda. Nes jeigu nepadėtų terapija, tai tada netgi su psichopatais irgi terapija padeda, tik tai kad, nu, psichopatais į terapiją pas neateina. Tai vienintelė vieta, kur jie gauna terapiją, tai kalėjime. Vienintelė vieta, niekur negali gauti terapijos. Ir tai ne Lietuvoje. Eik tu savo. Jo, yra, nu, jeigu labai įdomu, aš jums galiu papasakoti. Ir tai ne Lietuvoje. Jo, ne Lietuvoje. Jau dabar, kaip pasakė, jeigu įdomu, tai tikrai bus įdomu. Tarsi Lietuvoje mes neturim tiek daug lėšų. Tarsi mes tiesiog neturime. Mes neturime tiek pinigų, kad investuoti į žmonių reabilitaciją ir jų keitimą. Nes esmė tokia, kad bent jau Olandijoje tai stipriai yra... Kalinčių žmonių. Taip. Kalinčių, kurie grįžta atgal ir juos vėl, nu, kad jie nebūtų, nepatirtų recidyvo ir tada, kad jie vėl pradės, nu, vėl tas pats. Aš grįžau į laisvę, nežinau kaip elgtis, tai vėl darysiu tą patį, kad patekčiau į klimą, nes ten nežinau kaip elgtis, ten žinau taisyklės, tai tas yra sudėtinga. Bet, pavyzdžiui, kokioje Olandijoje ir kitose Skandinavijos šalyse yra realiai programos ir ten, pavyzdžiui, jeigu tu nori greičiau išeiti iš kalėjimo ir tau yra nustatytas asmenybės sutrikimas, ten, kad ir psichopatinis ar narcisistinis, tai tu gali gauti terapiją, tau sutrumpins. Ir terapeutas irgi prisideda prie to, kad sakytų, okei, aš matau, kad žmogus keičiasi. Bet ten, nu, yra sunki, labai intensyvi ir labai sunki terapija pačiam terapeutui, nes tas žmogus... Jeigu psichopatinį sutrikimą žmogus turi, tai ten jis gali net bandyti naudotis tą terapiją tiesiog. Tai taip ir yra, tai ir naudojasi. Ir kai kada nepadeda.
Nes tai yra tas, kad žmogus viską daro. Bet man tai turi terapeutai irgi tam tikrus, žinai, momentus, kad... Aš supratau, kad jie kažkaip pamatuoja. Kad, kiek tai yra nuoširdu. Aišku, tas jau tie sudėtingiausi atvejai, tai jie tik tai patyrę gali suvokti ir pamatyti, kurie jau turėjo nesėkmės. O kaip galima nustatyti, ar tai yra nuoširdu ar ne? Psichopatas jisai padarys taip, kad verktų ir jeigu reikės, jisai parodės visus savo ir sakys, aš gailiuosi ir visą kitą. Viską, ko tu nori, kad jis padarys viską, ko tu nori, tam, kad pasiektų savo tikslą. Bet gerai, o ne apie psichopatą. Yra kažkoks tipo algoritmas, kur tu, terapinį žmogų ir tu tik nuoširdžiai čia ar ne? Jauti. Tai jo, tai čia toks bendras... Čia vienintelis yra, bet tai dėl to su psichopatais yra, tas yra, kad tu nežinai. Ir kartais būna, kad vėlgi, jeigu terapeutas pats jisai gerai su savimi jaučiasi ir jisai nėra, nėra išsiganęs, nes su kaliniais turėti terapiją, čia toks, jeigu labai norėsi iššūkių, tai turbūt galėsi eiti į kalėjimą konsultuoti. Nes čia, nežinau, ar yra dar didesnis iššūkis, savo terapijoje, ne? Terapijoje, žinai, dirbti. Tai tu gali nejausti ne dėl to, kad tas žmogus bet dėl to, kad bijai. Ir tada ten reikia, pakankamai stipriai turėti. Tai ten, vėlgi, ten nėra taip kaip kalėjimas, ten yra kaip klinika, kaip kalėjimas, kur toje vietoje. Bet aš galvoju, iš to temos čia kaip pradėjai, tai su santykiais pagalvojau, kad yra vieta, kur rekomenduočiau. Yra toks filmas The Work. Kur kalėjime. Jo, kur kalėjime. Tai tikrai žinai, Dainius. Aš žinau. Ir tai jis yra apie darbą kalėjime su kaliniais, kur dalis ten ateina civilių, dalis kalinių ir jie dirba, bet šiaip aš manyčiau, kad jis labai vertingas pažiūrėti ir šiaip vyrams. Jo, labai. O kokia pagrindinė vertė arba žinutė įvardink? Pažeidžiamumą, atrasti savo pažeidžiamumą, bent jau aš ką. Lemba, kaip greitai įvardinai, aš pradėjau mąstyti ir palauk, jau girdžiu, kaip sako kažkas. Aš tai gal... Tu esi matęs, aš gal sakyčiau, kad jo pagrindinė vertė suprasti apskritai, kad kaip po tokia grupinė terapija, kaip įrankis, kaip veikia. Gali būti grupinė, gali būti negrupinė, bet... Kad, ten šiuo atveju ten apie grupinę. Ten bet ten ir kitokia yra, ten grupė, yra kūnas, yra jėga, yra suvokimas, ką tu darai ir kaip tuo žmogus jaučiasi ir pajautimas, kur yra pyktis ir kaip iš to pykčio išeiti ir perlaužti į pažeidžiamumą. Ten yra daug labai to, kur yra subtilu ir tu turi žinoti, nes tu gali išsigąsti, jeigu jisai supyksta, net grupinėje terapijoje, jeigu jis supyksta, tai tu, ypatingai į kaliniai, tai jie supyksta ir tada tau norės trenkti. Nes tiesiog, jiem tai kas ten. Agresija. Ar taip ar taip sėdi, žinai, tai kas trumpiau ir ilgiau, kai kuriems, man atrodo, jie nebejaučia kartais. Galbūt ten kai kurie ir nuteisti iki gyvos galvos. Tai ten jo, tu nepadarysi kažko blogiau. Tu po to sėsi. Tai ten tiesiog, pagauti, pamatyti, kad ten, yra kitas ir kad pralaužti tą tokį kiautą, reikia labai daug. Bet man atrodo, kad pažiūrėjus tokį, žinai, apie labai tokius radikalius pavyzdžius, mes pakankamai savyje atrandam to pažeidžiamumo, kad mes irgi esam kiautuose, tik, jie tokie gal... Tas geras labai, jis geras filmas, tiesiog pabūti viduje su tuo, pamatyti kaip ir ten tos problemos, jų problemos ir jų, pavyzdžiui, patyrimai vaikystėje nieko nesiskiria nuo mūsų. Aišku, kai kurie turi labai didelių ir sunkių ten, žinai, kur ten nušovė ten jo brolį, sesę ir dar ir tėvą, tipo, ir jis neturėjo ką daugiau daryti, kaip ir pats čia būti gangsteriu. Tai mes negalim sakyti, jo, man irgi tai buvo. Ne, bet mes tas panašias kažkokias traumas, kur mūsų traumas, nes yra tas momentas, kur reikia gal visiems suprasti, kad svetimas skausmo nebūna, mes negalim pasilyginti skausmu. Tai pasakyti, man tai nėra taip blogai, tam žmogui, kuris ten neteko savo tėvų, kai buvo ten 3 metai, jam tai yra sunku. Ir tipo, come on, pagal tavo gyvenimo tą tikrovę, kurioje tu gyvenai, tau kas įvyko, buvo sunkiausia, kas tau įvyko. Tau jeigu būtų įvykę tai, kas jam būtų įvykę, tai tau irgi tai būtų buvęs sunkiausias, bet nereiškia, kad sunkumą palyginus, ne, ten kažkur, tai čia skiriasi. Mes tik interpretuojame. Man tai buvo labai, aš pakankamai ilgai gal jau link to suvokimo, kad mes negalim absoliučioj skaliai lyginti
įvykių intensyvumo. Mes Aš galim, jau žinok, pasakojau subjektyvi kažkuriam- tik tai. Kažkuriam podcast'e pasakau apie tyrimą, kurį buvo atliktas streso lygis ir matavo nuo mažiausio vaiko, darželis, mokykla ir taip toliau, kad vaikui mokykloje aptimta lėlė yra tokio pačio streso lygio kaip netekti darbo. Kur maždaug visą laiką mums atrodo juokingos problemos, žinai, susipykai su geriausiu draugu. Tas pats, kas atleido iš darbo, žinai. Taip, taip. Nes kontekstas yra, mes, žinai, mes žiūrim, jeigu mes žiūrim per savo kontekstą, tai, tipo, tai čia lėlėtų žaislą, palikau žaislą darželį ir ten verkia vaikas ir, tipo, tai nueisi rytoj ir pasiimsi, bet mes žiūrim iš savo to konteksto, kad mes žinom, kad rytoj jis bus. Vaikas, jis nebūnai suvokia tą ateitį. Per vaikus labai lengva tą suvokti. Tie, kas augina vaikus, tai, aišku, kartais nekreipia dėmesio ir atvirkščiai žemina tą vaiką, bet aš atsimenu, kai Nojus atsikėlė anksti iš ryto ir ieškojo vakare pamesto, tokio mini žaisliuko, kur pamiršta po dienos šiai būna, bet jisai naktį nemiegojo, iš ryto anksti atsikėlė ir knisasi po sofą, sakau, ko ieškai, parodysiu, sakau, ko tu ieškai, vienaragio to tokio, sako, pamečiau vakar, nenorėjau niekam sakyti. Aš įsivaizduoju, pusę paros gyvena nerime, kad jis pametė vienaragį ir bijo pasakyti, kad, nes jau prieš tai buvo pabartas, kad neprižiūri ten, žinai. Va. Ir vaikui iškart jau, tipo, pamesiu, bars vėl. Bet aš labai nepergiminu, žinau, kad ir kaip auginsim, vis tiek turės ką terapeutai papasakot vaikai. Tik tai labai gerą idėją girdėjau, vienas bičiulis sakė, kad sako, tu gali rašyti žurnalą, kad terapeutai galėtum atiduoti Kur buvai padaręs klausimą? Čia šitas geras. Čia mano traumų sąrašas iš vaikystės. Čia tėvai parašys. Ką pridirbo. Čia geras. O tarp kitko, žiūrovam, klausimas. Esat buvę terapijai? Pasidalinkit po video komentarais, ar esat buvę ir ar sekėte. Bet žinot ką, kai komentuosit, parašykit, kad nesu arba esu, nes jeigu komentuos tik tie esu, tai čia visi, žinai, buvo. Visi buvo, ne? Visi buvo. Visi čia komentuoja. O jeigu nesat, tai kodėl neitumėte į terapiją arba kodėl neėjot? Kodėl iki šiol nebuvot? Parašykit parašinėlį. Esė, motivacija. Parašykit, ar buvot, ar nebuvot, kodėl nebuvot. O tą ilgą klausimą skaitysiu. Aš davai sutrumpinsiu jį. Jį labai lengva sutrumpinti, nes antraštė yra klausimas. Mes gavom klausimą, kuris labai ilgai būtų skaityti, mes jau nemažai. Kiek mes laiko kalbam, Albertai? Jau valandą kalbam. Tai jau eisim link contribute dalies, kurioje pasidalinsim provokuojančiais klausimais Dainiui, nes Instagram'e man uždavė klausimą ir aš jam net neperskaičiau visų. Bet yra vienas klausimas iš žmogaus atėjęs 6 metai draugystės, po 2 mėnesių nauja meilė. Ar taip gali būti, Dainiu? Nauja meilė tai negali būti. Bet aš kaip suprantu, žmogus turi omenyje, kad tai yra naujas žmogus atsirado po 2 mėnesių. Kontekstas yra toks, 6 metus draugavo, vaikinas čia rašo, su mergina ir sužinojo, kad prieš porą mėnesių jo mergina susirado kitą ir sako, kad su tuo kitu yra laiminga. O su juo nebuvo laiminga. Ir klausimas buvo toks, vyrukai, tinkamusis. Kaip manot? Kursai, psichologas, knygos, podcastai, noras, ryžtas, motivacija ją susigrąžinti yra realu ar tiesiog paleisti ir leisti būti su savo nauja meilė kabutėse. Vyrukai, kaip manot? Planas chuliganas. Čia dar toliau rašo, susidėliojau planą, papasakojau jai, pasakiau, kad žinau savo klaidas, matau, kad negerai ilgiausi ir noriu pasikeisti, aš pats noriu, jis sako, kad nebetik ir nebenori. Šiuo metu neatrašo, beliko tik bendras katinas ir finansiniai reikalai. Bet tikslo jai parašyti man jau nebėra. Ačiū. Tai aš sakyčiau... Tai čia atsakymas yra. Jis rašo, bet tikslo jai parašyti jau nebėra. Ne, kad jis jau... Tai jis jau pats atsakė. Paleido. Nepaleisti, dar nepaleido ir dar ilgai nepaleis, bet tai yra tikslas. Aš pagal tą paskutinių žodžių sakyčiau, kad kaip ir nebereikia, nes... Bet jis čia labiau gal preteksto parašyti nebėra, kad nebėra kaip bendrauti, nes maždaug yra tik katinas, finansai ten kažkokie. Jo, bet čia turbūt, kad yra tas, kad tai yra įsiskyrimas ir toje vietoje reikia priimti, kad tai yra įsiskyrimas ir tada ieškoti ramybės viduje, neiti dabar į santykius, nes kol neįvyko visas gydėjimo procesas
ir tada nebūtinai santykiuose ieškoti, tai kas ten buvo, ne? Tai galbūt kažkaip laiko ramiai tiesiog pasikalbėti, išklausyti va, tos merginos, ką jinai sako apie jį ir kodėl va, čia jai taip buvo, kad ir jis tada gali pasikalbėti, ar aš taip jaučiuosi, ar ne, ar aš čia matau, ar nematau. Tada jis lygiai taip pat gali pasiklausyti kitų žmonių, galbūt savo ten gerų draugų, ar jie mato va, kažkokius panašius tos bruožas, kuriuos jinai išsakė, ar ne. O kitas momentas tai gali būti tiesiog, tai jinai nebenori būti kartu ir nebenori. Ir man atrodo, kad jeigu čia yra tas, ar reikėtų kažką tai daryti dėl jos, kad ją susigrąžinti, jei jinai būtų viena, aš dar sakyčiau, jo galima bandyti tą žaidimą, kad aš įrodysiu, koks aš esu ir sieksiu tavęs dabar visais tais elgesio bruožais, kurių tu nori, tam, kad tave susigrąžinčiau, o kai susigrąžinsiu, galimai grįšiu atgal į tą patį, kur buvau. Jo, bet nes tik dėl tavęs tai bet čia yra problema ir tu paprieštrauk, gal pritark, nežinau kaip yra, bet aš kai girdžiu žmogų, kur sako, aš noriu susigrąžinti antrą pusę, tai aš kontraklausimą užduodu. Sakau, o tu nori mokytis kurti santykius bendrai, nepriklausomai nuo to, ar antrą pusę grįš ar ne. Nes sako, jeigu antrą pusę stengsis, tada aš einu ten į konsultacijas, jeigu ne, tai sakau, bet tai čia nesusiję klausimai, nes esmė ta, kad jeigu tu apsimetinėsi, kuo nesi ir bandysi manipuliatyviais būdais susigrąžinti santykius, tai vis tiek jie nebus tvarus, tu vis tiek jie sugriausi po to. Tai koks tikslas? Bet jeigu tu mokysies kurti santykius ir antra pusė, pavyzdžiui, susirado kitą ir liks su kitu, bet tavo įgūdžiai tai liks tau, tu mokėsi kurti, jeigu tu ten išmoksi atsiprašyti, išmoksi brėžti ribas, išmoksi pažinti ten žmogaus emocinius poreikius, empatiją vystys ir taip toliau. Bet žiūrėk, čia yra tiesiog problema tai, kad mes labai visi bijome atstumimo ir buvimo vieni. Ir dėl to, tas žmogus, su kuriuo mes sukūrėme ilgą ryšį, kai mes nuo jo atsiskiriam, tai man labai aktyvuojasi tas palikimo jausmas. Ir mes norim tada susigrąžinti tą žmogų. Pagal idėją, jeigu, tai pagal tą tokią labai logišką idėją, ar aš noriu būti su žmogum, kuris su manim nenori būti? Jeigu aš susigrąžinsiu, tai ar tas žmogus norės su manim būti ar ne? Ar jis tiesiog grįžt, nes... Man apskritai atrodo, kad kai žmonės sukelia savo įtampą, kad aš noriu susigrąžinti, tai sukuria įtampą, kad aš noriu, bet kad taip įvyktų, kaip aš noriu. Ir įtampa padažnina instinktyves reakcijas pas žmogų, nes tai yra grėsmė, kad taip neįvyks. Grėsmė įjungia instinktyves reakcijas. Ir mes dažnam konfliktų kiekį iš principo ir tada dar labiau turim apsimeti, ko. Pavyzdžiui, jo atžvilgiu, tai man atrodo, šita situacija yra vienas iš įrankių, ką terapijoje jisai gali išsiaiškinti priežastis visų pirma, kodėl taip įvyko, nes aš atsimenu, esam darę pratimą su vienu klientu, kur jisai surašė vienas dalykas, ar jisai supranta, kodėl jį paliko, nes šiuo atveju jisai nesupranta, nes jam buvo šokas. Aš jau ruošiuosi grįžti iš užsienio ir bats. Tai jau čia yra red flagas tam tikras. Antras dalykas, jeigu tu supranti, nes yra tokių klientų, kur jau pasiekė tą sąmoningumą, čia feilinau ir nebenori to ateity kartot. Ir tada jisai sako, o tu iš mylinčio vyro pozicijos linkėtum, kad jinai būtų su tokiu kaip tu, koks dabar esi. Ne, sako. Man dar reikia tą išmok, čia pasitemti ir taip toliau. Ir įdomu tai, kad tu gali tos dalykus sužinoti visiškai be antros pusės. Antra pusė jau arba išėjo. Aš, pavyzdžiui, po mokymų, po santykių savaitgalio esu girdėjęs vieną tokį pareiškimą, kur sako, galėjau nesiskirti su savo eks, dabar jau suprantu, ką dariau, žinai, ne taip. Bet tas atsiranda vien dėl to, kad pradedi suvokti, kaip santykiai konstruojasi. Arba savo psichologinį, žinai, mechanizmą, kaip viskas dėliojasi. Tai jam aš sakyčiau, kad jis gali, jeigu jis nesupranta, kodėl jį paliko, jau jam šiaip jau tolimas kelias susigrąžinti. Antras dalykas yra labai sudėtinga, jeigu tave palieka antra pusė. Bet jis gal supranta, jisai galvoja, kad tie dalykai, kuriuos aš praeitį dariau blogai, dėl kurių mes ten nesutardavom, ir yra tie dalykai, dėl kurių paliko. Bet aš Dainius juokės iš manęs prieš epizodą, kad aš dažnai sakau panašiai, kad iš principo, ką žmogus sako, tai nebūtinai yra tiesa. Ką antra pusė sako, kad man nepatinka, kad tu ten tą darai ar aną darai. Tai nebūtinai, kad tai yra priežastis, dėl kurių liktų arba skirtųsi. Dažniausiai tai yra
tam suvokime, tam sąmoningume, kuriame yra tas žmogus, jisai sako. Bet ten sako, man trūksta ryšio, gal ten visai ne ryšio trūksta, o trūksta, kad tu būtum ryštingas ir žinai, nemanipuliuojamas, kad nepavyktų tavi manipuliuoti. Gal, bet nebūtinai tas žmogus gali išsakyti, kad vat, jam to taip, jis net negali kartais suvokti pats, kad jam to trūksta, nes jis sako, norėčiau, o ko reikia, gal skiriasi. Tai, bet aš sakyčiau, kad jo atveju labai puikia indikacija, kad reikėtų kažkur eiti arba į konsultacijas, arba į terapiją, arba knygų skaityti, arba kažkur savo suprimtinų būdų augti, ieškoti atsakymų, kas įvyko. Ir santykiai labai įdomi. Aš mėgstu pasakymą, kad niekada nesuyra amžiams ir niekada neprasideda amžiams. Jo, tu kaip kunigas čia pavariai. Aš turiu tokią pastarius šiek tiek. Viskas amžiams. Dievo valia. Viskas taip, jeigu jau susitokite amžiams. Bet kas gaunasi, kad mes išsiskiriam, sako, tai čia jau niekada daugiau nebebūsim ten draugais ar dar kažką. Man, žinai, primena, kaip vaikas sako, niekada daugiau nebežaisiu su šito žaislu. Bet žinai, aš kartais galvoju. Kartais būna. Yra taip, kad kai kurie, žinai, sako, jeigu tu niekada nebuvai poroj draugas, tai kok tu ten būsi draugas išsiskyrė, žinai. Bet blemba, va čia ir paradoksas yra, kur įsivaizduok, aš turiu pavyzdį, moteris 5 metų, 20 metų išsituokusi ir išsituokė labai, skaudžiai, ten, žodžiu, ne būtą vyras pasiėmė, žodžiu, paliko su 2 mergaitėm ir taip toliau. Ir važiuojam po 20 metų, jinai neturi antros pusės ir vis dar pyksta. Ir tarsi teoriškai, juridiškai nėra santykio. Aš galvoju, kad čia bus kitoks variantas. Draugai jau dabar yra. Ne, bet vis dar tas santykis yra, nes... Taip, bet daug žmonių yra ta prasme. Tai mano mama pykstant ant mano tėvo, kurio gyvųjų tarpe ne. Tai aš labai realiai su tuo, žinai, kad santykis vis tiek jisai gali... Jo, bet čia yra tas bet aš tai norėjau atleidimas. Romantišką pabaigą pasakyti. Yra žmonių, kurie susitaiko, ta prasme, praeina ten, pagyvena porą mėnesių ar ten net kelis metus būna su kitu ir po to vėl susitinka. Ir jeigu tu iš tikrųjų dirbai su savim ir pamato kitokią tavo versiją ir būna grįžti į santykius, aš žinau tokių pavyzdžių. Eik tu! Būna, bet jie, man atrodo, kad dauguma čia yra tas toksai, kur kaip čia išimtis pateisina taisyklę, kur irgi tai yra nedidelės, nes negali to tikėtis, nes kitas žmogus irgi turi to norėti. Nes jeigu jis nenoris, jeigu jam tai ir atrodo nesąmonė, jis jau ieško visai kito žmogaus, nes tai jau santykis. O gera motivacija, pavyzdžiui, gerai, jis turi pseudo įvaizdį tą merginą, čia dabar visai nežinau, gal net nebereikėtų taikyti šitam pavyzdžiui, bet panašus pavyzdys, ne, jis turi įvaizdį tą merginą, kurią norėtų atkovoti ir, pavyzdžiui, jo vidinė motivacija stengtis, kad gal ją kada nors susigrąžinsiu, augti pačiam. Tai priežastis gal ir atrodo tokia kryvoka, ar ne, nes neaišku, ar tu gausi, bet jeigu tai paskatina žmogų augti ir lankyti terapiją ar dar kažką, tai gal ir neblogai. Gal, bet tikslas yra, bet tikslas čia nėra tas, kur tikslas jo toks pateisina priemonės. Jo, čia bus toks iliuzinis. Bet aš esu su savim tą daręs, atsimenu, kad aš pradėjau analizuoti savo santykių klaidas ir pradėjau galvodamas apie vieną asmenį, įsivaizduoti, koks aš norėčiau būti, kad tas asmuo būtų laimingam santykiui su manim. Ir aš siekiau savęs tokio, bet natūralu, bet tu žinojai, kad tu nesusigrąžinsi to žmogaus? Aš nekėliau tokio... Ne, aš nežinojau. Aš supratau, kad dabar for sure tas žmogus tikrai nebus su manim, nes jinai yra ten, aš esu čia. Ir aš turiu... Aukštai žemai. Taip, ir aš turiu eiti tenai, bet kai patekau tenai pagal savo standartus, tada visai kitas... Turbūt gal jos nenori. Pavyzdžiui. Taip. Bet tai gali būti. Tai žodžiu, bet kokia atveju, čia man atrodo indikacija yra ieškoti atsakymų ir augti puikiai. Gerai, tai einam dabar į contribui dalį. Jo, šiaip tiek įdomu šnekėti ir aš norėčiau paklausti jūsų, ar jums įdomios tokios diskusijos, netgi kai kuriuose vietose prilaikydavau, kad nenudypintumėm ten į kokius nors, nes man kai kurie dalykai įdomus padiskutuoti, bet galvoju, ar čia jau tikrai auditorija įdomu. Tai parašykite, ar įdomu diskusijos su
specialistais ir mūsų bičiuliais. Ir šiaip gražių žodžių dainiui, prašom, paberkit. Žmogus atėjo. Taip, turi gauti. Bent moralinio atlygio turi gauti. Projektas tai nėra nei per jokį galą pelningas, nuostolingas yra, tai mes bent jau galim. O jeigu norit paremti mus, tai užsakykit Contribui rėmimą ir mes ten užduosim dainiui šitos klausimus, kuriuos provokuojančius uždavėt jūs Instagrame. Gerai. Gerai. Tai iki visiems gražių švenčių, kurias švenčiat, nes čia tarpušventį pasirodė, arba gražaus laukimo, jeigu matot mus anksčiau. Iki. Nu, gerai, tai pradėkim. Tai kiek uždirbi? Ką manai apie vėlesnį tapimą tėvais? 35 metai, tai norisi, tai nebe. Šitas šiaip yra labai nefainas, kai žmonės pasakius tam tikrus simptomus sako, jo, bet tai čia visiems taip pat yra. Ne, žiūrėkit, tam, kam taip yra, tai nesukuria tiek daug problemų. Čia nėra taip, kad tai vienaip ar kitaip vyksta. Marihuanos Lietuvoje negali gauti, bet vaistų nuo ADHD gali. Vieną rytą atsikeliu ir žiūriu, man yra ne anglis, bet ten lapelis ir užrašyta, dovanų nebus, buvai blogas. Tai tu turėjai tokį. Tai tikrai tas blogas buvai? Turiu viską perskaityti, ką jinai ten parašė. Tai yra O kiek nesveika. kainuoja, tarp kitko, privatus detektyvas, kad pasiektų žmoną ir duotų išklotinę? Noro kontroliuoti, kur jinai eina, su kokiam draugiam bendrauja, nes aš maždaug žinau tas draugės. Žinau ten studentų jūsų tą vakarėlį, kuris ten eina. Ir jisai nematęs kitų moterų Taip. ar ten kažkaip neturės intimų santykių kitų. Kaip jam gyventi? Kaip jam gyventi? Sakinį išsilakstyti iki santykių, prilyginčiau kitam sakiniui, subręsti iki santykių. Galėtų būti čia geras pavadinimas, žinai. Gyventi taip, kad nebijotum parodyti savo telefoną antrai pusei. Jo, betgi moterų neįmanoma suprasti. Taip. Bet sakau, atsibuskite, jos lygiai taip pat negali suprasti mūsų.